Brangieji, kiek kartų esame tarę ar bent pagalvoję, kai turėsiu daugiau laiko, kai užaugs vaikai, kai būsiu ramesnis, kai pagaliau viską susitvarkysiu, tada pradėsiu gyventi tikrą gyvenimą. O šiandien dar ne. Galbūt tada. Ir tada niekada netampa šiandien. Štai kodėl šie žodžiai skamba kaip žadintuvas. Viską, ką turiu, tai yra šiandien. Tai nėra tik poetiška frazė. Tai tikėjimo tiesa. Tai priminimas, kad mūsų gyvenimas Dievo akise vyksta visada dabar. Ne vakar, ne rytoj, bet šiandien. Ir vis dėlto, kaip sunku gyventi šiandieną. Kiek daug žmonių gyvena, lyg jų gyvenimas būtų nuolat atidedamas. Vienas atideda džiaugsmą, kai tik pailsėsiu, tada pasidžiaugsiu. Kitas atideda atleidimą, kai jis pasikeis, tada aš jam atleisiu. Dar kitas atideda maldą, kai turėsiu ramų vakarą, tada pasimelsiu. Bet visiems bendra tai, kad jie gyvena ne šiandien, o kažkada, rytoj. Gyventi dabar yra visada sunku. Vis atrodo, kad per anksti arba per vėlai. Tarsi būtų koks nors kitas laikas už dabartį. Tarsi gyvenimas prasidėtų nuo pirmadienio ar nuo naujų metų. Tarsi Dievas lauktų, kol mes būsime geresni, brandesni, pasiruošę. O tiesa paprasta. Dievas veikia tik dabar. Jo malonė visada išliejama šiandien, ne kažkada. Kai Mozė klausė Dievo vardą, Viešpats atsakė: aš esu, kuris esu. Nebuvau, nebūsiu, bet esu. Dievas yra amžinoji dabartis. Kartais sunku tuo patikėti, nes tai piktojo darbas. Mums atrodo, kad blogis daro tik kažkokius baisius dalykus. Iš tiesų jo veikimo laukas kur kas platesnis. Jis daro su mumis keistą dalyką. Jis atitraukia mus nuo šiandien. Melo tėvas arba tempia į praeitį su kaltėmis, arba stumia į ateitį su baimėmis. Ir mes tampame kaip tremtiniai, gyvenantys ne savo laike. Tuo tarpu gyvenimas eina ir praeina. Išslysta kaip smėlis tarp pirštų. Pamenate Jėzaus palyginimą apie kvailąjį turtuolį. Jis pasistatė didesnius klojimus, viską susikrovė ir tarė savo: siela, tu turi daug gėrybių, ilsėkis, valgyk, gerk, linksminkis. Bet Dievas jam tarė: kvaily, dar šiąnakt pareikalausiu tavo gyvybės. Šis žmogus turėjo viską, išskyrus vieną dalyką. Kokį dalyką? Šiandien. Jis gyveno rytojų, kurio taip nesulaukė. Jo sandėliai buvo pilni, bet širdis tuščia. Nes kai žmogus pamiršta dabartį, jis pamiršta Dievą. Ir mes dažnai būname panašus į jį. Kuriame planus, užsipildome kalendorių, rezervuojame dienas iki paskutinės minutės. Bet nepastebime to, kas vyksta dabar. Nematome šalia sėdinčio žmogaus, nepastebime Dievo dovanų, neįsiklausome į jo balsą. Mūsų širdis tampa lyg triukšmingos gatvės, kuriuose nieko nesigirdi. Mes mėgstame sakyti: neturiu laiko. Tada jaučiamės tokie svarbus, tokie visiems reikalingi. Bet tiesa ta, kad laikas nėra mūsų. Jis niekada nebuvo ir nebus mūsų nuosavybė. Laikas yra Dievo dovana. Dievo dovana mums duota ne saugojimui, o gyvenimui. Ir kiekviena diena ne mūsų nuopelnas, o jo malonės pratęsimas. Apaštalas Jokūbas mums primena: nagi jūs, kurie kalbate, šiandien arba rytoj mes keliausime į tą ir tą miestą, tenai prabūsime metus, versimės prekybą ir pasipelnysime. Jūs juk nežinote, kas jūsų rytoj laukia. Ir kasgi
jūsų gyvybė. Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Verčiau sakytumėte, jei Viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą. Kiek daug garų šiandien pakyla virš žemės ir dingsta. Kiek daug planų subyra, kiek daug rytojų niekada nebeišaušta. O mes vis dar tikime, kad viską kontroliuojame. Bet šiandien Dievas mus kviečia pažvelgti tiesai į akis. Viskas, ką turime, tai yra šiandien. Ne vakar, kurio nebesugrąžinsi, ne rytoj, kuris dar nepriklauso mums. Tik šiandien. Šis rytas, šis džiaugsmas, šis žodis, šis jausmas. Kai angelai Betlėjuje paskelbė piemenims gerąją naujieną, jie sakė, šiandien jums gimė gelbėtojas. Šiandien. Ne vakar, ne rytoj. Dievas atėjo į mūsų laiką, į mūsų kasdienybę, į šaltą žiemos naktį. Nuo tada kiekviena diena tapo šventa vieta susitikti su juo. Kai Jėzus Nazareto sinagogoje skaitė Izaijo pranašystę apie Mesiją, jis tarė, šiandien išsipildė šie žodžiai, kuriuos girdėjote. Kai Jėzus buvo nukryžiuotas ir greta jo plėšikas maldavo jo, atsimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien būsi su manimi rojuje. Matote, Evangelija visada turi tą patį laiką. Ko? Šiandien, dabar. Išganymas nevyksta kada nors, o vyksta šiandien. Dievo gailestingumas nelaukia eilėje, o yra čia prie mūsų širdies durų. Dievas nesako, tap geresnis, tada ateisi. Jis sako, aš ateinu pas tave dabar, pas tokį, koks esi. Kai sūnus Palaidūnas grįžo namo, jis dar nebuvo visko ištaisęs. Jis tik mintise šnabždėjo, tėve nusidėjau. Ir dar jam toli esant tėvas pribėgo, apkabino, pabučiavo. Tai yra Dievo šiandien. Jo meilė visuomet greitesnė už mūsų atgailą. Kai Jėzus pašaukė Matą, muitininką, kuris sėdėjo prie pinigų stalo, jis pasakė, sek paskui mane. Jis nesakė, kai baigsi šitą darbą, tada ateik ir galėsi sekti mane. Jis pasakė, sek paskui mane. Ir Matas atsistojo ir nusekė paskui tą pačią akimirką. Kai Jėzus užėjo pas Zachiejų, jis pasakė, šiandien šiems namams atėjo išgelbėjimas. Kristus ateina į mūsų šiandieną, su viskuo, ką turime, nuovargiu, abejonėmis, džiaugsmu ir baime. Ir jis sako, nereikia laukti rytoj, aš čia, aš esu. O ką reiškia gyventi šiandien? Tai nereiškia neplanuoti ar nesvajoti. Tai reiškia būti sąmoningai dėkingu už tai, ką turi šią akimirką. Kiekviena diena Dievo kūrinys, kaip sako psalmistas. Štai diena, kurią padarė Viešpats. Tai reiškia, kad diena nėra atsitiktinumas ar chaosas. Jis yra sukurta, ji turi tikslą. Ji yra Dievo minties dalis apie mus. Šiandien yra Dievo dovana. Jei galime įkvėpti, tai dovana. Jei galime apkabinti, tai dovana. Jei galime atleisti, tai dovana. Jei galime tikėti, tai dovana. Kartais mes ieškome stebuklų, bet nerandame, nematome. O reikia tik sustoti ir pamatysime. Stebuklai vyksta kasdien. Kiekviena diena yra Dievo meilės laiškas. Tik dažnai mes jo net neatsiverčiame. Kai žmogus gyvena su dėkingumu už šiandien, jo širdis pamažu gyja. Jis mažiau lyginasi, mažiau pavydi, mažiau skuba. Nes jis supranta, visa, ko man reikia, duota dabar. Dievas manęs nelaiko tuščiose laukimo salėse. Jis sėdi šalia. Tada mes pradedame džiaugtis mažais dalykais. Kava ryte, vaikų juoku, ramybę vakare, žodžiu,
Ačiū. Mes pradedame matyti Dievo ranką net smulkmenose. Ir tada mūsų tikėjimas tampa gyvas, ne teorinis, o praktinis. Aš vis prisimenu ir vis cituoju daktarą Liuterį, jo žodžius pasakytus apie pasaulio pabaigą. Liuteris sakė, net jei žinočiau, kad rytoj pasaulis sugrius, šiandien vis tiek sodinčiau obelį. Tai pasitikėjimo Dievu šiandien pavyzdys. Nes mūsų tikėjimas nėra laikinas optimizmas. Tai įsitikinimas, kad Kristus yra čia ir todėl verta gyventi. Tad ką reiškia tikėti šiais žodžiais? Viskas, ką turiu, tai yra šiandien. Tai reiškia priimti šią dieną kaip dovaną, ne kaip duotybę. Gyventi su dėkingumu, o ne su nuoskauda. Pasitikėti, kad Dievas rūpinasi mūsų ateitimi, todėl mes galime ramiai būti jo valioje dabar. Gal šiandien ne viskas klostosi taip, kaip norėtume. Gal yra skausmo, netekčių, klausimų be atsakymų. Bet net ir tuomet ši diena yra Viešpaties diena. O tai reiškia, jo galia stipresnė už mūsų silpnumą. Apaštalas Paulius rašė, štai dabar yra malonės metas, štai dabar išganymo diena. Ne vakar, ne rytoj, šiandien. Dievas neduoda mums gyvenimo dideliais gabalais. Jis duoda dieną po dienos. Ir kiekviena iš jų pilna jo meilės, malonės ir gailestingumo. Mylimieji, viskas, ką turime, tai yra šiandien. Ir šiandien mes turime Dievo pažadą, Kristaus artumą, šventosios dvasios dvelgsmą. Tad jei šiandien reikia atleisti, atleiskime dabar. Jei reikia apkabinti, nelaukime. Jei reikia padėkoti, padarykime tai šiandien. Nes rytojus gali neatnešti naujos galimybės, bet šiandien ją turime. Ir šiandien Viešpats sako, aš esu su tavimi per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tad nebijokime gyventi šiandien. Dabartis nėra priešas, ji yra dovana. Dabartis nėra atsitiktinumas, ji Dievo planas. Ji nėra tuščia, nes joje gyvena Kristus. Ji nėra niekas, nes joje yra mūsų artimieji. Ir nors dažnai mes tai pamirštame, bet tikrai gyventi galime tik šiandien. Nes viskas, ką turime, tai yra šiandien.